Sveiki visi. Senai manęs bebuvo laivo, bet aš manau, kad reiktų pabandyti tokias transliacijas kartoti. Šiandien keistesnė transliacija. Važiuojam per krūvą skirtingų platformų. Tai ir Facebookas. Tik tokia matau mažai žmonių. To įsivažiuosim visi pabiškį. Pasileidau Facebooką, pasileidau Insta, pasileidau TikToką. Šiam pagrindinis dalykas išsitestuoti visas platformas, kaip čia mums sekasi. Dirbam, nedirbam, važiuojam, nevažiuojam. Šiandien keistesnė transliacija. Ir Facebookas, Instagramas ir TikTokas. TikTok iš viso transliuoju pirmą kartą laivą. Niekad nesu buvęs. Pažiūrėsim, kaip čia seksis. Labai jūs ten daug komentarų neužpilkit laivę. Pasižiūrėsim, kaip čia mums važiuosi šiandien. Matau, šiek tiek yra žiūrinčių per Insta, per Facebooką 10, TikTok jau 13. Na, aš manau, reiktų pradėti rimtesnės kalbas, ko gero, nuo 50-100 žiūrinčių. Apie ką kalbėsim? Kalbėsiu turbūt aš. O bandysim bendrauti šiandien apie kibernetinį saugumą, apie duomenų nutekėjimą, apie slaptažodžius ir panašiai. Rolexai, brūkštelk man į privatą, pasišnekėsim atskirai. Žiūrėjau, mane pradeda klausinėti apie darbus kažkokius. Galima bus pasižiūrėti ir tuos klausimus pasvarstyti. Dažniausiai aš visiems sakau, meskite mane atsiverkus ir tada galima bus pabendrauti. Tie, kas nori darbo klausimais pašnekėti apie darbo pasiūlymą man arba patys, kas ieško, lengviausia mane susirasti yra LinkedIn. LinkedIn aš bendrauju šiek tiek paprasčiau, nes tai yra darbiniai klausimai. O daugiau tai šiandien toks laivas lengvas, be didesnių stresų. Pabandysim pabendrauti apie tai, kas čia vyksta Lietuvoje, su didesnėm ar mažesnėm problemom. Nes yra irgi besiskundžiančių, kad čia krūva duomenų nutekėjai. Hoperiai, sorry, jokių bendrų čiatų šiandien nebus. Galim bus tai pasiorganizuoti kažkurį kitą dieną. Šiandien bendrausiu, ko gero, tik aš vienas, nebent kažkokių labai rimtų klausimų bus, tai tada pakviesiu į restreamą, prisijung kažką iš mano followerių. Tai trumpai šiandien, ko gero, ką mes čia turim, 30, 60 jau žiūrovų turim, galim pradėti. Mažai kas matė mane, ko gero, tokiam amplua šitoj studijai, mini namuose, virtuvė, kaip bebūt keista. Bet ko gero matėt šiek tiek kitose ofisinėse aplinkose ir esam bendravę kitais klausimais. Ko gero rimtesnės temos buvo pas mane Ukrainos ir panašiai. Tai judam, aš manau, ko gero rimčiausia šiandien naujiena yra tai, kad yra visa krūva nutekėjusių duomenų iš kažkokių neaiškių saitų. Ir tos duomenys naudoja publiką. Reiktų išjungti visus, ko gero. Laivinius prisijungėlius, bus biški ramiau su TikToku. Nutekėjo duomenys, aš manau, ne vienoje vietoje. Galimai, kad duomenys nutekėjo yra ir pas CTB, ir pas, kas ten mums buvo. Kažkas iš aitišnikų su labai skaniais dalykais, ar tik ne kilobaitas. Kurių duomenys šopo nutekėjo ir paskui tos duomenys pradeda kiti naudoti. Tai kiek suprantu, šiandien visa krūva vartotojai gavo pakvietimus prisijungti prie reklaminės kampanijos, užsidirbti šiek tiek pinigėlių. Gauti nuolaidas papildomas, kas ten buvo, Rimi, IKEA, dar kažkurie. Esmė tokia,
kad yra nutekėjusių duomenų tikrai nemažai. Dažniausiai tie duomenys yra labai paprasti, kaip pavyzdys. Vardas, pavardė, gimimo data, e-mailas, telefono numeris. Ir jie visi po biškį gavo porciją kvietimų. Anksčiau tai mes žiūrėdavome tai labai paprastai, skambino iš rusiško numerio, rusiškai šneka, iš lietuviško numerio rusiškai šneka. Pradžioje pasiūlo painvestuoti, kiti jau pasiūlo kitus dalykus. Pavyzdžiui, gaunat laišką ir užklausimą, ar jums netyčia siunta nedingo. Ir pasiūlo susimokėti muito mokestį. Arba kokį ten išmuitinimo procedūrą. Lietuvos paštą. DHL, UPS, DPD, aš pavadinimų visą krūvą galiu suvardinti. Bet visi įsivaizduoja, kad čiagi manęs prašo 3 eurų. Tai aš jūs labai nustebinsiu, kad ne 3 eurų vis dėlto prašo. Jūsų paprašys, kaip jie vadina, autorizuotis, parodyti, kad tikrai esat jūs. Bet techniškai, ko gero, tai bus ne autorizacija, o prašymas įvesti kreditinės kortelės duomenys. Įvedus kreditinės kortelės duomenys, manau, žinot, kas bus toliau. Kaip minimum, jūsų kortelė bus tuščia. Kaip maksimum, jeigu ta kortelė buvo kreditinė, tai dar bus ir minus. O kai kuriais atvejais gali būti taip, kad ta kortelės duomenim pasidalins dar su kitais ir ta kortelė bus purtoma tol, kol jinai bus gyva. Tol, kol hakeriai turės jūsų kortelės duomenys. Nes vienas iš biznių pas hakerius yra net neminėtinos pinigų. Jie tiesiog parduoda kreditinės kortelės duomenys didelis kiekis. Ir taip duomenys nutekėja jau tampa visiškai kitų žaidimų dalyviais. Hakeriai gauna, nuo 5 iki kokių 20 eurų nuo tos kortelės duomenų pardavimo, o jau toliau viskas priklauso nuo to, kiek jūsų kortelė pinigų yra. Iš technikų, kurios naudojamas, tai dažniausiai pradedamos naminėti didesnės sumos, paskui jos didėja, kartais mažėja. Ir nurašo tiek, kiek išeina. Vienais atvejais tai gali būti kelių šimtų eurų nuostolis, kitais atvejais tai gali būti keli tūkstančiai. Nors yra tekę girdėti apie atvejus su 10 000 nuostolių. Jūsų kreditinės kortelės duomenys naudojami apsipirkti kažkur prekes. O jeigu duomenys nutekėjo ne online, o fiziškai, tai dar padaroma kortelės kopija ir su ta kortelės kopija jau brauko kur nori ir daro, ką nori. Man atrodo, rusiškas yra, ar ne, amerikietiškas. Man atrodo, Plastikas vadinasi filmas, pasižiūrėkit, tikrai neblogas, kur rodo būtent, kaip yra dirbama su kreditiniam kortelėm, kaip yra vagiami kreditinių kortelių duomenys, kai kuriais atvejais kopijos. Man žinomi atvejai net ir Lietuvoje, kai buvo tokios kopijos daroma. Tiesa, tai buvo 2000-ųjų pradžia ir kai kurie iš tų žmonių dar vis gyvi ir nesėdintys. Tai laiks nuo laiko tenka matyti juos laisvėje. Kaip sako, manęs nepasodino už laisvę. Bet analogiškų atvejų yra buvę ir su lietuviais, kurie labai didelis kiekis iš kreditinių kortelių vogė. Ir tas išklotinės, kurias aš mačiau, grubiai kokiais 2003-2004, kai įsikūrinėjo mūsų kibernetinio saugumo policija, cyber policas, tai tada iš Amerikos atvažiuodavo į Lietuvą tyrimams neišklotinės, dėžės popierius išklotinėm, kur kiekvienai rūtai yra vis nauja operacija. Yra tekę matyti, kaip mūsų Snoro banke, kai kurie elektroninė prekyba, kaip jau tvirtino užsiimantis interesantai, nurašinėja po kelis eurus nuo kiekvienos kortelės, pirkdami tokius duomenys ir nuo tų kortelę tik mažas sumas nurašinėdami. Nes gal užsienietis, kuris yra tos kortelės savininkas, nepastebės, gal nebus skauda, gal praslysiu ir 10 000 transakcijų. Taip, kad jeigu kažkas jūsų prašo kreditinės kortelės duomenų ar bankinių prisijungimų duomenų, visą laiką galvokit. Galvokit, ką sakė Marius. Nebūna taip, kad to niekam nereikia. Tiesiog autorizacija. Prasiautorizuoti
čia jaunimėlis, manau, ir po šitų streamų. Mariu papasako, kaip tai daryti. Pamenat situaciją su pašto pasiūlymais? Kažkas jau linksminas su manim. Tik tokia kepurytės dėlioja. Jūs dar gvazdykų kokį nors ateikit puokštę arba karaliaus karūną. O dar geriau cigarą parūkyti. Kitą kartą pamanysim organizuoti streamą taip, kad jūs matytumėt ir TikTok'o mano kai kuriuos followerius, kurie čia man prideda visokių linksmybių ant galvos ir panašiai. Tai kaip atrodo sukčiavimas su pristatymais? Jūs turite skelbimą, įsidedat skelbimą į Facebook'o, pavyzdžiui, marketplace. Skelbiu, Vinted ir panašiai. Turit kažkokį prekį. Elementariai, nežinau, senas mobilus telefonas. Jums parašo, mane domina jūsų prekė, ir jin dar yra. Yra. O jin lygiai tokia pat, kaip yra nuotraukoje, kaip čia prašyta viskas. Taip, tokia. O gal galėčiau aš atsiųsti kurjerį ir nupirkti jūsų prekę? Galėtumėt. O tai kaip jūs tai norėtumėt padaryti? Tai standartiškai visi sako, jūs bankinę sąskaitą padarykit pavedimą, aš įdėsiu į paštomatą ir atsiųsiu jūsų adresu. Klasika. Viskas labai paprasta. Ne, sako, aš jau susiradau kurjerį, žinot, tokia yra kompanija, imkim pavyzdį, DPD, Venipak, UPS ir pavadinimą galite bet kokį naudoti, nes praktiškai tas pats algoritmas veikia. Žinau, ta kompanija turi tokią paslaugą, aš jiem paduodu arba pervedu pinigėlius, užpildau anketą su jūsų duomenim, kas per prekę, kokiu adresu reikia atvažiuoti pasimti ir jie pas jūs atsiunčios kurjerį. O kurjeris atveža grynus pinigus ir jums paduoda į rankas, nereiks jokių pavedimų daryti, jums nereiks į bankomato eiti. Ar tinka taip? Yra toks DPD. Gal ir tinka, niekad negirdėjau, kad jie pinigus imtų. Aišku, aš tai kaip verslininkas žinau, yra būdų, kaip jie pinigus ima ir perduoda prekes. Tiesa, verslas. Tai techniškai tau atsiunčia nuorodą, kuri puslapis labai panašus į DPD puslapį. Ir sako, žiūrėk, užpildyk čia. Vardas, pavardė, adresas, kur atvykti ir kreditinės kortelės duomenys. Atsimenat, kreditinės kortelės duomenys. Čia tam, kad autorizuoti tave. Nors tekia matyti yra kitokį šiek tiek schemą. Ir elektroninės bankininkystės duomenys. Pasirink banką, pasirink loginą. Papildomai pridėk dar duomenys autorizacijos. Ką tu ten turi? Mobilų parašą? Smart ID? Ir tau užklausia. Tai jeigu kreditinės kortelės atveju jums nurašo pinigėlius mažom porcijom ir per tam tikrą laiką, tai elektroninės bankininkystės atveju jums dar kelis kartus parašo, nes neteisingas slaptažodis. Ir galutiniam variante jūsų sąskaita perimta, sąskaitos loginai slaptažodžiai aiškus ir pinigėlį nueina trečiam asmeniui. Jūs netenkat pinigų, prekė dar jūsų rankose, bet tos prekės vertite 100 eurų kaip pavyzdys, o sąskaitoje buvo pinigai. Nors ne vieną atvejį mačiau ir kitokį. Kai ne tik asmeninius pinigus užkabina, pavyzdžiui, įmonės vadovas turėjo asmeninę sąskaitą, per kurios loginus gali pasiekti ir įmonės sąskaitą. Buhalterį, kuri vedė 10 įmonių apskaitą. Pinigai dažniausiai pavedimais išplaukia į užsienį, ne Lietuvoje. Ir išplaukia sumos apvalios, jeigu nėra limitų sudėtų. Ir antro parašo, pavyzdžiui, nereikia bankininkystės. Taip jau būna. Kai esate mane nori linksmintis su alkoholiu, nežinokit, alkoholis buvo testiniai streamai tam, kad pasitestuoti, kaip jūs žiūrite į tam tikrą turinį. Tai TikTokas slabakai. Facebook'e mano alaus gerimo laivas surinko 1,5 milijono peržiūrų. Kai TikTok'e tik tai, keletą tūkstančių. Taip kad TikTok'e kai kuris turinys nelabai.
Kasgi daugiau iš tų blogųjų dalykų. Mane pasiekė informacija, kad čia vėl eilinį kartą pažymių knygeles laužė. Žiūri žiniasklaidą, kažkaip nerodo. Tai iš naujienų, kiek suprantu, nulaužta buvo vaikų darželių pažymių knygelė ir nutekėjo duomenys, galimai. Man tai labai keistai skamba. Dažniausiai arba užšifruota būna, arba nutekėjo duomenys, kitų variantų aš nematau. Kas ten apie kriptohakus? Ne kriptohakus, ko gero ransomware klausit. Ransomware'as man didžiausias matytas, kai iš mano klientų pareikalavo 300 000 metalo apdirbimo įmonių. Nemokėjau. Apie KTU negaliu nieko atsakyti. Nežinau. Sakysim taip, nežinau. Nežinau, kas padarė, nežinau, kaip padarė, bet žinau, kad jiems labai skaudėjo ir jie turi rimtų problemų. Jeigu IT-šnikų yra, kurie turi laisvo laiko ir gali prisidėti prie darbų su IT reikalais, KTU gali prisijungti padėti. Taip, žiūriu, kiek čia daug visokių klausimų per įvairias pusės eina. Vienas iš klausimų. Jeigu Facebook'e pasivadinus daliniu vardu ir pavardę, tai jie tik info ir te mato? Facebook'as mato jūsų, tiek jūs parašėt, jūsų mailą, jūsų pirmo logino IP adresus, jūsų mobilaus telefono numerį, nes jūs dažniausiai dar ir jį naudojat, ir IP adresą kiekvieną kartą, kai jungiatės ar iš mobilaus telefono, ar iš kompiuterio, to pasijungimo informaciją. Ir aišku, ten jau paskui dubliuojama yra kiekvieno parašyta žinutė, kiekvienas komentaras, laikas, taip toliau, irgi lygiai taip pat. Yra išsaugomas IP adresas, laikas, data. Kas per schemą su pinigų perlaida arba į Revolutą, paskui Turkija, paskui Yandex, paskui teisėsauga sako, nebijau suseks. Yandexas man negirdėta tokia mokėjimo schema. Ir negirdėta, kad būtų kažkur Yandexas turėtų finansinį instituciją. Aš manau, kad tai yra tiesiog džampai iš vienos jurisdikcijos į kitą, kad visi pinigai išvažiuotų ten, kur nepasiekiama Europos institucijų. Čia mano tokia nuomonė. Kolegos, jūs labai greitai rašot per visus, ne viską spėja, tai pajudėkim. Kas yra VPN'as? VPN'as tai yra saugus ryšys tarp jūsų kompiuterio, mobilaus telefono ar kito įrenginio, kuris naudoja VPN kliento programinį įrangą. O kita dalis yra serveris, į kurį jungiasi. Dažnai, kad serveris yra kitoj šaly, kaip pavyzdys Turkijoje, Egipte, Amerikoje, Kuboje nebus. Graikijoje ir panašiai. Tokių serverių yra per visą pasaulį dažniausiai pas įmonės. Ir automatiškai jūs, kaip vartotojas, jau matotės, kad esate iš tos šalies. Kai esate iš tos šalies, jūs galite naudotis tos šalies privilegijom. Kaip pavyzdys, garsas labai prastas. Kolegos, kol kas geresnio dabar nepadarysiu. Aišku, galiu pabandyti kažką pagerinti. Adai, o kaip dabar garsas? Pabandyk parašyti, palaikinti ar dar kažką. Nes kol kas etapas yra testinis, negaliu kol kas garantuoti apie garso kokybę. Jeigu kas gali switchinti į TikToką, ten turėtų garsas būti geresnis. Tai kam naudojamas VPN'as? Kai kas naudoja VPN tam, kad paslėpti savo pėdsakus. Aš atviru tekstu paprašiau. Sauliau, tugi mane žinai, aš mėgstu ir lietuviškus produktus, ir trečių šalių produktus. Tai techniškai tiek NordVPN'as yra tinkamas, tiek Surfshark'as. Gediminas rašo, kad Facebook'o garsas geras. O Adas rašo, kad nelabai. Adai, kaip ten pasigerino garsas? Pasižiūrėk, atrašyk kažkaip. Tai VPN, pavyzdžiui, kai kas naudoja tam, kad žiūrėti Netflix'ą, kuris nėra iškraipytas, kuris yra rodomas Amerikoje, kad matytų
Na, įdomi, Adui nesiseka. Tu gal Adui ausinės užsidėk, tau šiek tiek lengviau bus. Tai va, tai techniškai VPN'us naudoja tam, kad šalies paslaugų tiekėjas manytų, kad tu iš to šalies. Paprastas pavyzdys, koks nors Netflix'as eina į kokią nors šalį, pavyzdžiui, Argentiną. Ir Argentinoje naudoja tam tikrą kainodaros politiką. O ten, moki už mėnesį, gauna antrą mėnesį nemokamai. Visam pasaulyje kainuoja koks nors $20 mėnesiui, koks nors premiumas. Argentinoje kainuos 8, 6 pagal to šalies pinigus. Jungiasi prie to šalies VPN, rodai, kad tu esi iš Argentinos, užsakinėjai paslaugą, susigeneruoji kokį nors virtualų adresą arba draugo adresą ir į tą adresą atsiunčia ten kokį nors voką, draugas atplėšia, paskanuoja, to nufotkina. Na ir turi to pigesnį daiktą. Man nepatinka geologai, kurios naudoja kai kurios paslaugų tiekėjai ir manau, kad toks cheatingo būdas kaip tik yra geras jiems šiek tiek pamokyti, kad nedarytų tokių nesąmonių. Kas daugiau? VPN'us kartais naudoja būti saugesniems. Mano pavyzdys, kaip aš naudoju, tai visur, kur aš būnu užsienyje, ar tai būtų viešbutis, ar tai būtų oro uostas, ar tai būtų kažkokia stotis, ar tiesiog miesto free internetas, koks nors Wi-Fi'us, aš nemėgstu jo naudoti pliko. Aš visą laiką pasileidžiu VPN ir kad visi duomenys eitų per VPN. Žinau ne vieną atvejį, kai konferencijose, parodų centruose yra statomi tam tikri serveriai, kurie dalina Wi-Fi, kurie vadinasi taip pat kaip organizacijos, kurioje visą tai yra paleista. Ir naudojant VPN, tu tampi saugesnis, nes tavo slaptažodžiai nenueis niekur. Tai va, kaip įsijungti VPN, viskas paprasta. Pasimkit, gal kad ir dabar. Suveskit savo interneto naršyklį NordVPN. Aš šiandien gerą NordVPN nuolaidų kuponų nepridalinsiu. Bet manau, kad ne vienas darbuotojas net ir dabar manęs streamą stebi. Tai galit pabandyti rytoj ar poryt užeiti pas mane į Facebooką ir pabandysiu aš jums organizuoti kokiu nors nuolaidų kuponų, kad galėtumėt pigiau matyti. Per kokį VPN žiūrėti torrentus ir visą kitą? Geras klausimas, per nuosavą. Žiūrėkit. Torrentininkus gaudo tam tikrą technologinį įrankį. Tai jeigu žiūrėti, pavyzdžiui, lietuvišką filmą per torrentus iš lietuviško serverio, seederiui gali būti ir kokia nors, pavyzdžiui, mūsų minėto KTU tam tikrose serveriuose esantis. Kaip ten KTU naujas technologijos ir gaudimas torrentininkų. Turbūt viskas gerai. Tai Šaika, jūs ten baikit ko gero keiktis, nes aš nuo sekančio streamo moderatorius įsivėsiu, žinokit. Ir čia tiktokeriai nerimsta. Kolegos sorry, facebookiniai. Tenka man per kelis devices viską daryti. Tai pabandysim įsivedę moderatorius biškį pravalyti šiukšlės, nes panašu, kad yra problemų. Tai va, tai yra tam tikros technologijos, kurios leidžia sekti torrentininkus, ypač tos, kurie dalinasi ir tos, kurie atidavinėja failus. Kadangi torrentų pati technologija yra tokia, norint pasiimti, tu kažkiek turi duoti. Tai tu pasisinti savo torrentų failą, net ir 100 KB parsisiuntus, tu jau pradedi seedinti pats, pradedi dalintis tais failais. Tai pati technologija yra paremta gaudimo tuo, kad jie gaudo tos, kurie dalinas, ne tos, kurie siunčiasi. Tai va, nes jūs parsisiuntęs esat vienas žiūrovas, bet kai jūs dalinotės, tų žiūrovų atsiranda smarkiai kiti kiekiai. Tai va, per tai yra gaudoma. Taip dirba prancūziškas, taip dirba vokiškas gaudimo mechanizmas ir ataskaito aš jų esu matęs. Esu padėjęs torrentų žiūrovam netyčia apkaltintiem laimėti 3 bylas mūsų teismuose.
Taip, kad ten netaip paprasta, tam, kad nesumokėti baudos, nebūti nubaustam, turi atsirasti ir klaidos iš pačių gaudytojų pusės. Tai va, kažkaip taip. Dabar, kas liečia kolegos klausė dėl tų pačių VPN ir Onionų ir taip toliau. Onionai yra gerai, bet ne kiekvienas turintų servisas Onionus palaiko. Jeigu šnekėti apie pasislėpimą po Onion tinklų kitose šalyse, Onion, pavyzdžiui, tinklą aš nerekomenduoju naudoti Rusijoje ir su jais susijusius šalyse. Nes Onion tinkle yra neaiškios kilmės serveriai, kurių entry ir exit nodos yra tarnybose. Tai aš žinau atveju, kai tuo buvo pasinaudota ir identifikuoti vartotojai. Lygiai tas pats yra, kai pasakoja apie tai, kad koks nors Telegramas yra saugus. Aš žinau atveju, kai telegraminiai vartotojai buvo identifikuoti ir dėja pasodinti. O bitkoinų hakinimas, iPhone'ų laužimas, šaika, ką jūs ten vartojat? Rutrakeris, žinok, taip pat, Antanai, situacija yra tokia, ne trakerio klausimas, kas dalinasi failais. Jeigu bus turinys susijęs su Lietuva, kaip pavyzdys, lietuviškas filmas, lietuviška muzika pagulinta rusiškam trackeryje ir seedins ir lyčins vartotojai iš Lietuvos, identifikuoti, kas parsisiuntė failą ir juo dalinas tikrai nebus sunku. Taip, kad atsargiai. Trackeriai neturi reikšmės. BTC nulaužti neįmanoma, tame tarpe piniginės, kol neturi slaptažodžių ir viso kito. Man nėra žinomi atvejai, kai BTC būtų nulaužti iš piniginės ar būtų nulaužtas tinklas. Man yra žinoma, kai buvo nulaužti BTC-škės keityklos, kai buvo pavogti duomenys, kai buvo ištraukti pinigai. Na ir viso kito. Nu ką, Facebookiniai. Ar yra technologijos, kurios gali sekti bitkoinų kasėjus? Nes tarkim, dabar įsidarbina ūkvedžių valdiškos įstaigos, jose sumontuoja rygus ir vogdami elektrą kasa kripto. Ką jums pasakyti? 90-ieji. Marius tuo momentu buvo hakerių, krakerių ir varezų. Tai yra piratų, kuris didelius kiekius failų siuntėsi. Aš tada buvau jaunas studentas ir taip pat dariau šitą klaidą. Tik tai ta klaida buvo kitokia. Aš naudojau telefono linijas, tas pamenat su telefonu, kur ragelis buvo sukamas, visa kita, ir aš ant tokios linijos su modemu skambinėjau ir tampiau failus. Kai kuriuos failus aš tampiau parom kabėjo ant telefonų linijos, o skambučiai buvo daromi į Rusiją. Taip į Lietuvą atsirado 95 Windowsai, taip į Lietuvą atsirado Office'as, bijau sumeluot 4.2 turbūt, krūvo žaidimų ir visa kita. Negražu, negerai, tai yra vagystė. Pasimokiau, vėliau to nedariau, o kai dariau už savo pinigus. Kalba eina maždaug apie 93-95 metus. Tas laiko tarpas. Bet užtat mūsų visos valstybinės institucijos ir kiti turi Office'o programinį įrangą, Windows'us, mokinosi tais laikais. Aš turiu pusę minutį. 5 sekundėm pabėgti, tai mano uždarytas kovinis žvėris veržėsi iš narvo, to aš jį paleisiu atsinešti. Kas nutiko? Ko nereiks? Eina, ateik. Nu, eikš. Papa. Na, pasirodyt nori ir tu? Pasirodyk streamą. Va, mano žvėriukas. Neramus namie.
Uždariau, kad netrukdytų, bet panašu, kad nepavyks. Gerai, dabar žiūrėkit, kas liečia kasimą ir elektras. Kam jūs taip sudėtingai viską žiūrit? Namuose statotės saulės elektrinės ir kuo didesnės. Tuo labiau, kad baterijų kainos dabar žemos ir yra galimybė dar kompensuotis baterijų instaliaciją. Visą elektrą, kurios neišnaudojot per metus laiko, galit naudoti kasimui. Žinau ne vieną bičiulį, kuris kasa pas save garaže ir sugeneruotą šiltą orą pučia į namus tam, kad apšilti namus. Pabandykit pasinaudoti šitą patarimą. Dar vienus pažįstu, kurie šiltnamį šildo, gėlytės augina, agurkus, pomidorus. Bet šildosi elektra, kuri yra minerių reikalai. Aš pats turėjau šiek tiek minerių, dėja nesėkmingai. Kalba eina apie 17, 18, gal 19 šiek tiek. Pradžia buvo nuo to, kad aš turėjau hostingo kompaniją, turėjau serverius, duomenų centrą, na ir kolega priėjo ir paprašė, sako, žiūrėk, aš čia nusipirkau rygų už 50 000 eurų, gal galėtum pasaugoti. Viskas buvo gerai, kol bitkoino ir litecoino eterio kursas buvo geras. Baig. Na ir baigėsi viskas tuo, kad kursas pradėjo kryst, man liko mineriai. Teko išparduoti labai pigiai. Kriptovaliutos ateitis. Kol kas BTC, aš sakyčiau, viskas gerai. Kai futuresis juos pavertė, aš tiesiog galvojau, kad BTC labai smarkiai kils kainos, bet kol kas dėja stovi viskas. Na ką, skelkit kažkokių įdomesnių. Kolegos čia primėtė visokių klausimų apie trackerius, apie vaikus ir visą kitą. Gerai, ką nors įdomaus parodysiu, ką aš turiu ant stalo. Labai norėjau, aš labai čia šiandien užsitęsti nenoriu su to streamu. Jis turėjo būti 25 minučių testinis, bet panašu, kad biškai užims laiko. Parodysiu tai, ką kai kurias televizijos rodė, ar nerodė, net nežinau. Bet ką nors parodysiu įdomus. Taip. Laikrodukai. Pamenat, šnekėjom, ieškokit gudručių ir panašiai. Šitie laikrodukai yra nebrangus, pardavinėjami Lietuvoje, kinietiški. Kai kas sakė, kad šlamštas, mano nuomonė panaši, bet tai yra daiktas, kurį galima duoti vaikams iki 1 klasės. Darželį ir 1 mokyklos klasės, laikrodukas segat, laikroduko viduje yra SIM kortelė. Jūs žinot, kur yra vaikas, jūs galit paskambinti į tą laikroduką ir girdėti situaciją aplink. Niekam nesakykit, bet šitų daiktų labai nemėgsta mokytojai ir auklėtojai, nes jie supranta, kad jūs seksite garsą, kas dedasi aplink vaiką. Tai yra, jeigu bus kažkokia problema vaikui, ar vaikas paspaus knopkę pagalbos, jūs galite negirdinti, pasiskambinti į tą laikrodį ir klausyti, kas yra aplinkui. Tai šitaip naudoja auklių priežiūrai, mokyklos priežiūrai ir panašiai. Čia paprasti laikrodukai. Čia yra paprastas Apple'inis laikrodis. Paprastai tėveliai savo laikrodžius, kai keičia į naujas versijas, nuperka tokį daiktą. Toliau, ką čia jums parodyti iš įdomesnių, ką aš čia turiu. Turiu didesnių daiktų. Trackeriai. Kad įsivaizduoti, jis yra, per mano delną tokio dydžio. Mažesnis ir didesnis. Ką, kas ten prekiauja vaikais? Nejuokaukit, tokių dalykų eteriai negalima. Šiandien neprekiausim vaikais. Aš prekiauju žmonių galvom, neprekiaukit vaikais, užsimkim kažko didesniu. Kam tai kas nesimato? Vienas trackeris, antras trackeris. Tai trackeriukas tas mažesnis yra, kaip man kai kurios mamos sakė, Mariau, o vyrui tašį įdėti galima. Tai juokas juokais. Palauk, Rokai, tai aš tau uždėsiu moderatorių. Neleidžiu uždėti moderatoriaus. Kolegos, pirmą kartą streaminu, žinokit, nes nesistebėkit.
Ai, Rokai, pašnekėsim ketvirtadienį, uždėsiu aš to moderatorių ir galėsim biškį prasivalyti. Žiūrėkit, kai moteriškės prašo leisti dėti trekerį vyrui į tašerį automobilį, aš sakau, nu taigi vyras jums lygiai taip pat įdės. Tai techniškai taip, visą tai įmanoma ir nerekomenduoju. Tai yra už įstatymo ribų, žinokit, tai yra nelegalu. Nesekit vieni kitų, nes tai yra iš principo ir pirmas žingsnis į skyrybas. Didesni yra skirti labiau, ir į kitą kamerą, labiau sekti didesnius daiktus, automobilius, visokie traktoriukai, kuriuos išnuomoja paskolino draugui, keturačiai ir panašiai, kad nepavogtų. Galiu papasakoti, iš kur šitas. Nupirkau parduotuvėj, kuri prekiauja konfiskuotais dalykais iš mokesčių inspekcijos. O toliau jau įdomioji dalis, iš kur jisai. Jis atplaukė iš Baltarusijos su kontrabandinių cigarečių. Didelių plausto, aš įsivaizduoju, 4 dėžės turbūt buvo prikabintos. Tai vat, kažkaip taip. Kas daugiau čia man ką įdomaus paprašė. Tabletės, trekeriai vaikam ir visą kitą. Žiūrėkit. Visi, kas pasakoja, kad Apple tabletės, Androidinės tabletės yra daiktas, tai aš galiu pasakyti tik tai vieną. Kad tos tabletės yra bevertės. Ir tas tabletės reikia, vadinkim taip, naudoti tokiose vietose, kur yra daug mobilių telefonų. Tai tabletės principas veikimo yra toks, kad jinai matydamas šalia esantį mobilų įrenginį, tam įrenginį pasako, kurioje vietoje toliau. Tuo ryšiu, kokį jisai turi, siunčia, vadinkim taip, pas paslaugų tiekėjai. Kas čia nori pasikeikaliuoti pas mane? Kas čia nori pasikeikaliuoti? Žinokit, išmokau jau blokuoti ir mutinti. Tai blokuosiu. O jeigu jūs šiek tiek tos komentarus padizlaikinsit, ar kas ten pas jūs yra, ar kažkoks kita funkcija, čia pas mane yra funkcija, kad galima būtų juos blokuoti automatu. Kas liečia Family Linkus, Find My Kids, kas ten daugiau yra, Life 360, tai yra produktai, kurie yra skirti mobiliam telefonam, apsai, kurie leidžia jums kaip tėvams matyti, kur yra mobilus renginys, jeigu jis turi duomenis, jeigu jis turi internetą. Geras dalykas, bet neužmirškit, kad kai kuriais atvejais ir netgi atvejais su mergaitė prieš savaitę pagrobėjas visų pirma atjungia mobilų telefoną. Tai numatykit tai ir tai yra tikrai problema. Jeigu tik tai tiek, kad žinot, kada vaikas grįžo namo, super daiktas. Lygiai taip pat jūs galite žinot, kada jūs antra pusė grįžo namo, jūs galite žinot, kada vaikas išėjo, pavyzdžiui, iš sporto, iš kažkokio užklasinės veiklos ir žinot, kad vaikui jau reikia šildyti maistą. Super vaikas. Dabar, kas ten daugiau pas jūs? Tai Family Linkas, Find My Kids, Live'as, visi šitie yra patogus. Aš Facebook'e įmetę, žinokit, visą sąrašą tinkamų daiktų, paieškoti tikrai rasti. Kas čia daugiau įdomesnio? Tor browseris. Tor browseris gerai, kad aš kaip ir minėjau. Onion tinklas jis yra toks, specifinis. Oi, kažką čia duosi. Dabar kas liečia CBDC-škę. Žinokit, aš netikiu dėl CBDC-škės greitos. Visi šneka tiek apie Ameriką, tiek apie visus kitus, anksti dar kol kas tai šnekėti. Iniciatyva gera, bet jin ilgai tempėsi dar. Dominykai apie Dark Web'ą. Dedam kaip vieną iš klausimų, kadangi jis labai platus. Sekantis laivas mano numatytas yra ketvirtadienį. Už porą dienų. Tai pasiruoškit klausimų ir pabandysit užduoti juos. Galim bus pašnekėti. Apie Wi-Fi'us, apie kinietiškas kameras. Tai mano požiūris į kinietiškas kameras yra toks, kad
Tai yra kibernetinis ginklas, kuris gali būti prieš mus. Ir tas ginklas yra antiek bjaurus, kad kai kurie gamintojai defaultinių pasvardų neleidžia pakeisti. Tai yra, tu turi slaptažodį ant kameros, admin, ir jo negali pakeisti niekaip. Atnaujinus programinį įrangą irgi tai neveikia. Tokiu būdu ir buvo išlaužta. Kas čia daugiau? Huawei'us. Žiūrint, kuris dalykas Huawei'us ir ką norim daryti. Kibernetinio saugumo studijos. Taip. Aš siūlyčiau pabaigus vidurinę metus laiko nueiti pas kažką pasipraktikuoti, sužinoti, ar IT tikrai yra tavo. Net ir praktikai nemokamai dirbti. Kai kuriais atvejais sako, Mariau, o priimsiu, mes mokėsim pinigus, čia tėvų pasiūlymai. Taip man yra mokėję pinigus už tai, kad praktikai priima jaunų. Žiūrėkit, su Huawei'u. Su gamintoju yra viskas tvarkoja. Bet bėda yra, kad gamintojas yra valdomas iš dalies valstybės. Ką valstybė padarys, tą gamintojas padarys su jau egzistuojančiais nupirktais telefonais ir visa kita. Su firmware'ais updatintais jie gali jums atsiųsti virusus ir panašus dalykus. Ir viskas, ir problemų. Pimpelis, kaip žadi panaudoti dirbtinį intelektą savo hakerio darbe? Mano hakerizmas yra šiek tiek kitoks. Aš dabar esu baltoji pusėje ir aš padedu apsaugoti. Dirbtinį intelektą mes naudojame surinkti įrodymam, surinkti įsilaužimo logams ir panašiai. Ir tuos dalykus jau panaudoti, kuriant naujas technologijas, kurios leidžia apsisaugoti. Tai va, Samsungas yra korėjiečių, jiem jokių pretenzijų neturiu, jie yra draugiški, kai kurie dalykai technologijos leidžia išsaugoti. Gaspis, kokia tavo profesija, ką aš baigęs ar ką aš dirbu, tai yra skirtingi dalykai. Aš nuo 85 metų IT-šnikas, bet universitete, tiksliau, pradėkim ne nuo universiteto, pradėkim nuo vidurinės. Paraleliai su vidurinė aš mokiausi vadybos, IT KTU, čia man 14 metų būdavo, ankstyvi metai. Aš 3 vietose mokiausi, plus dirbau brokerių biržui. O profesija, kurią aš turėjau baigti, bet nebaigiau universitete, buvo verslo administravimas. Panevėžyje KTU kitokių gerų profesijų neturėjo. Buvo galimybė mokintis mechanikos vadybą, kuri buvo labai keista, aš nežinau, ką jie ten mokinus. Na ir verslo administravimo. iPhone'as yra mano daily phone, iš kurio dabar ir TikToką streaminu, bet jūs nepatikėsite, pas mane senas 12 versija. Nes naujesnės versijos man kol kas nedavė nieko kažkokio tokio super, dėl ko aš turėčiau keisti naujesnį. Bet laukiu. Taip, panevėžietis Rožynas į Vilnių išsikrausčiau 98-ais. Linkėjimai Panevėžiui, linkėjimai mano bičiuliam, dėstytojam, kurios pasistengė, kad aš nebaigčiau universiteto. Na ir kolegom. Kas čia daugiau? Dirbtinis intelektas, kokiais ryčiai? Didžiausią impaktą turės, aš manau, autonominiam dalykam, automatizacijai visai. Pradedant paprastus dalykus, baigiant. Paskutinis kuriozas, kuris buvo, žiūrėjau filmą fantastinis filmas apie pasaulio pabaigą. Prieš 4-5 metų mes juokavom dar tarptautinėse konferencijose apie kibernetinį saugumą, apie automobilius, apie mašineriją. Ir priėjom rimti žmonės, mes paklausėm, Mariau, o koks didžiausias nightmare'as, jeigu, kas galėtų atsitikti baisiausia pasaulyje ir panašiai, iš hakerių pusės. Tai iš mano pusės buvo atsakyta taip, kad gali hakeriai nulaužti infrastruktūrą. Mes matėm, kaip nulaužiamos elektros pastotės, vandens tiekimas, dujų tiekimas, šviesoforai, oro uostai, geležinkelis. Bet sako, taip, mes tave matėm, o kas toliau?
Mes matėm, kaip žūsta žmonės po šitų įvykių. Pavyzdžiui, ligoninėje žmogus neišgyveno dėl to, kad buvo elektra atjungta. Kitas dalykas, bet vis tiek, sako, tu pasakai, ką galim dar baisiau padaryti. Sakau, žiūrėk, tu žinai autonominius automobilius, Teslas, Volvo ir kitus, kurie važinėja Amerikoje. Sakau, kaip tu įsivaizduoji, kas būtų, man atrodo, tas filmas, Leave a World Behind, šviežias iš naujų. Tai jokas jokais, tam filme parodė tą, ką aš sakiau prieš keletą metų. Tai, kad galima nulaužyti automobilius, padaryti gyvatėlę ir po miestą važinėja tau gyvatėlę automobilių. Tai tam filme buvo parodyta, kaip autonominiai automobiliai, kuriuos nulaužė, užkemša gatves, nes jie tiesiog atvažiuoja tą vietą ir lupa vienas į kitą. Mes šiek tiek buvom pajuokavę ir šitą scenarijų panaudojom nelabai draugiškai šaly. 22 metais nulaužus Yandex taksi Maskvoje, prie vieno iš viešbučių atsirado kažkokiu būdu 250 užsakytų automobilių. Tai va. Visai nejuokinga. Messi Ronaldo, nežinau, nei su vienu negeriu, nei vieno nepažįstu, žinok, ne futbolo tikrai nesu fanas. Kas daugiau čia pas mane dedasi? Apsai, kuriuos galima naudoti slaptažodžių saugojimui. Žiūrėkit, mano požiūris yra toks. Aš stengiačiau naudoti tos apsus, kurių serverių kol kas niekas nėra nulaužęs. Aš manau, kad tai yra teisingiausia taisyklė. Aš šiuo metu naudoju RoboFormą, dar galiu pasiūlyti lietuvišką NordPassą ir ko gero mano sąrašas šiai dienai pasibaigė. Kol kas tai, ką aš galiu rekomenduoti. Laužimai susiję su wireless keyboard mausais. Taip. Net ir fiziniai daiktai. Esu matęs, esu bandęs. Fiziniai daiktai tai gali būti tiesiog USB raktas, kuris kišosi į kompiuterį, kuris pradžioje atrodo kaip flešiukas, o po 5 minučių, po 20, po valandos, po 5 valandų persijungia ir pasako, aš esu klaviatūroje, žiūrėk, aš čia tau dabar sutaipinsiu virusą ir paleisiu. Bum, yra. Saugiausias cold walletas rinkoje - popierius. Atsiprinteri žodžius ir paslėp geroje vietoje. Šaika, bėda, žinokit, su walletais yra. Duosiu paprastą pavyzdį, kur mane net po policiją pabandė patampyti. Vienas su bitcoinai, su miningu, su šiek tiek tradingu ir su exchange'ais padirbėjęs vyrukas, šiek tiek jaunesnis už mane, tiesiog mirė. Ir mirė jisai nuskendo. Jo tėvas turėjo jo mobiliakus, tėvas turėjo jo kompą, atvežė pas mane, būk geras, ištrauk duomenis, mes manome, kad ten yra pinigų, panaudosim paminklą pastatyti sūnui, yra šeima, vaikai likę. Kadangi ant tiek rimti walletai, nepavyko man normaliai šių pinigų iškrapštyti. Pinigus mačiau. Ta prasme, metro eteris buvo, kaip pamenu. Bitcoinų gal buvo šiek tiek, bet labai nedaug. Bet techniškai situacija tokia, kad neįmanoma iškrapštyti pinigų ir tas architektas iš Šiaulių, gal koks vyr buvęs, apkaltino mane, kad aš prie jo akių paugiau pinigus. Nors realiai aš net už konsultacijas pinigų nepaėmiau. Aš pragaišau 3 ar 4 valandas. Man paliko stiklainiuką medaus. Buvau labai patenkintas, bet po to buvau užtampytas po institucijas. Ne, aš nevogiu iš tėvų, kurie prarado vaikus. Ir jeigu kažkam vaidenasi, tai reikia pas gydytus eiti visą kitą. Piniginėse pinigai dar vis likę. Kadangi nėra galimybės atidaryti piniginę, nėra galimybės identifikuoti savęs kai kuriuos exchange'uose, paveldėjimo būdu jam nepavyks pinigų pasiimti. Todėl cold walletas, kaip minėjau, geriausias variantas yra popierius ir padėti kažkur taip, kad nieko nebūtų. Šešėlis įmanoma Facebook'o, gal taip įmanoma. Jeigu aš to užsimsiu 500 eurų už vieną anketą, nepyk,
darbo garantijos neduodu, pinigus imu tik tai po to, kai atstatau. Dabar mokymasis, kai kas ten klausia apie helpdeskus, visą kitą taip, tai yra vienas iš būdų startuoti. Hakerizmą išmokti iš Udemy Courseros. Žiūrėk, jeigu mes šnekam apie baltąją pusę, taip, gali naudotis ir trauk visus sertifikatus, dėk pas save į CV-ką, į LinkedIną. Turėsi papildomą sąrašiuką daiktų, kurie tau padės surasti sekantį darbą. Dalyvauk visuose CTF-ose ir panašiai ir pabandyk uždirbti pinigėlius iš laimėjimų. Nepavyks, tai nepavyks. Taip, dažniau biškai išlysiu TikToką. Aš pirmą streamą leidžiu TikTok'e. Man reikia susikurti akauntus, kurių neleidžia paleisti be pirmo streamo. Programėlė bendravimui, signalas kol kas šiai dienai. Taip naudoju ir kitas, bet jos yra mažiau populiarios, todėl vartotojams netaip paprasta. Kai kas klausia, Kipasas. Kipasas gerai, naudokit. Nematau problemos, buvo jis nulaužtas, bet kol kas viskas tvarkoja, kol kas, kiek žinau. YouTube'as taip, stabdo tuos, kurie naudoja blokerius. Facebookas irgi sako, kad stabdo. Bet man turbūt gerai sekasi. Aš Facebook'e naudoju labai daug metų, tai pasakysiu pavadinimą. FB Purity. Fluffbustingas ir panašiai, kuris valo reklaminius dalykus, taip kad galite irgi pasinaudoti mano patarimų. Dirbtinis intelektas, atskirą streamą padarysim, žinau. Su dirbtiniu intelektu labai daug visko. Na ką, kiek mes šios transliuojam 51 minutę. Pavarom iki valandos grubiai ir keletos minučių. Pilkit klausimus, pažiūrėsim, ką jūs čia mokat. Programa ant YouTube'ui, ant iPhone'o, nusipirk mokamą accountą, žinok, tau lengviausia programa. Geriausia antivirusinė programa, jokios, jeigu esi greitas. Aš daug metų nenaudojau jokios programos, kažkada buvau Kasperio atstovas. Šią dieną aš naudoju Esetą, bet naudoju Esetą ant Windows'ų, kartais ant Mac'o, bet labai retai. Valdas Antanavičius, nepažįstu. Evaldai daug daiktų yra nesaugių, viskas priklauso nuo to, kokios vertės yra tavo duomenys. Ar įmanoma nulaužti VPN-ą? Įmanoma nulaužti. Kokia situacija su CyberSec'u? Gera. Yra tie, kurie laužys, yra tie, kurie saugo. Kodėl neveikia Filmain? Pasikeisk DNS-us į Google 1111 ir turėtų to viskas ten veikti. Buvau įsitraukęs į kripto, labai rimtai, savo kriptovaliutą net kūriau. Bet nukrito valiutų kursai 18 pradžioj. Prapyliau 150 000 eurų. Na ir teko atsisakyti tos minties. GPS spoofingas. Geras daiktas GPS spoofingas. Noriu pasidaryti device'ą, tiksliau net ne vieną device, keli device'ai, kurie leistų spoofing GPF, kad galima būtų rodyti ant programėlių, pavyzdžiui, ant Tinderio, ant kai kurių navigacijų, kad aš esu taip panai. Jo, ten yra ir 8-tukai, ir 1-tukai, aš dabar žinok nepamenu, kurie yra kurių. Taip, kad galima juos visus naudoti, jie puikiai veikia, svarbu, kad ne tavo providerį lietuviško. Ar padedat kažkaip ukrainietiškai Ukrainai, kibernetiškai Ukrainai? Nepadedu Rusijai. Manau, atsakiau. Žiūrėk, kas yra nulaužimas iCloud'o? iCloud'o nulaužimas, kurį daro italai arba daro Izraelis, yra labai brangus. Tam, kad išlukštėjant duomenys iš mobilaus telefono, dažniausiai nepavyksta paprastuoju būdu, tai jie ima kopiją iš iCloud'o ir iCloud'inę kopiją laužia. iCloud'inės kopijos nulaužimas pas vienus 40 000, pas kitus 70 000. Tai jeigu keisas yra labai rimtas ir valstybė reikia, valstybė gali užsakyti tokią paslaugą ir gaus. Kaip sužinoti kaimynų Wi-Fi passwordą? Nueiti ir paprašyti. O jeigu kalba eina, pavyzdžiui, apie kokį nors viešbutį, kuriame yra labai specifinis passwordas, dar kažkas, kur negali gauti,
Yra būdų, kaip su juo susižvejoti. Per tam tikrą laiką išlaukta, sukaupta duomenis, išmokti tam tikri kaupimo ir dekodavimo dalykai gali leisti perimti tokį slaptažodį. Gavus slaptažodį, ne visais atvejais jūs galėsite jo pasinaudoti. Čia mano tokia nuomonė. Viešbučiuose esu periminėjęs slaptažodžius, esu tvarkęs, esu ne vieną kartą tvarkęs neveikianti internetą viešbučiuose. Už tai gaudavau nemokamą internetą, dar kokią nors kokteilį, pietus vakarienę, alaus kelis butelius, visko buvę. Esu kai kuriuose viešbučiuose laukiamas svečias, be pinigų, be nieko, tu tik atvažiuok. Dažnai tai yra Graikija ir Ispanijos salos. O tiem, kas nori pasimokinti Wi-Fi laužimą, aš manau, kad jums reiktų paieškoti YouTube'inio video, bet iškart įspėsiu, kad naujas technologijos vis sunkina perėmimą Wi-Fi slaptažodžių. Tad paprastesnis būdas, ko gero. O kažkas gali nulaužti iCloudą jo ir prieisi prie duomenų, ištrauksi iš iCloudinio backupo nuotraukas, nepasakau. Jeigu kalba eina apie mobiliako atblokinimą nuo iCloudo, tai yra atskiri dalykai. Oi, pasidarydavom mes tos internetus, kabelius tampydavom 100 metrų ir kartais net ir kilometrais, net ten, kur sakydavom, kad neįmanoma. Gerai, kolegos, aš judu biškį per jūsų klausimus, ką galėsiu, greitai atsakysiu. Karjeros ir visa kita. Gal padarom šis atskirą streamą, kažkada ir pasižiūrėsit. Ir bus visai įdomu. Nemačiau tokių nesąmoningų video, bet, kaip sakoma, į vienų darbas yra nesąmonės daryti, kitų gaudyti. Ingrida, brūkštelk man Facebook'e, Instagram'e ar TikTok'e, pabandysiu pažiūrėti, ko galim padėti. Su hakerių žurnalu nesu susijęs su nauja komunikacija, kompiuterija ir keletų kitų. Pats dirbęs vakarinių naujienų redakcijai, Baltijos televizijai, Žinių radijo, vienas iš kūrėjų. Kas yra Darius giminaitis? Nežinau, kas yra Darius, žinau. Turiu pusbrolių Darių, turiu kelis pažįstamus Darius. Bet Daliaus neturiu iš giminaičių, sorry, pagalvoju, kad Dariaus. Kas čia daugiau? Jo, deimantinį, bet pats žinai, kad šiais laikais jau parėjo ir trejetukas, tai žinai, trejetuką aš pažiūrėčiau, kaip jie padarytų, arba tas pats VP2 su papildoma autorizacija po to. Tai žinai, pavargtų. Arba jeigu visi access listą. Faustas normaliai, dar Kvilino klausinėja apie mano sūnų, Faustas kitam kambarį sėdė, suportė dirba į Ameriką. Oi, mane dar... Kažką stebi per telefoną, kamerą. Man irgi tokių būna, žinai. Ateina, sako, žiūrėk, aš turiu telefoną, įtariu, kad jis yra nulaužtas, jame įdėtos programėlės, sakyta, sakai, žiūrėk. Mes galim jį patikrinti, mes galim pasakyti tau, taip, jame yra įdėta programėlė, kad tave sekti. Kas toliau seka? Eisi į policiją, tada nešk į policiją iš karto ir tegu policija tikrina. Neisi į policiją, tau reikia tik atsakymo, ar tau reikia, kad nebesektų, nes paprastai būna visokie X ir panašiai. Jeigu reikia tik, kad nebesektų, eini ir nusipirki naują telefoną. Naujo telefono kaina bus mažesnė negu mūsų paslaugos. Mano ar kitų specialistų, kurie aiškintis tos dalykus. Nežaiskit. Telefonai dabar yra pigus, tiesiog imkit ir pasikeiskit. Kaip suprasti, iki nulaužtos stebimas? Labai paprastai suprasi, reikia turėti specifinės žinias, programinį įrangą ir visą kitą. Aš vadinčiau, jeigu kompiuteris, tai aš sakyčiau, firewall'ą statais ir žiūri. Mobiliuose telefonus kai kuriuos yra tie dalykai. Kaip IP pakeisti iš Lietuvos JAV?
VPN'as eilinis. Įmat bet kokį VPN'ą. Tik stenkitės imti tuos, kurie yra mokamis, kad net ir už mažus pinigus, jie bent jau logus nesaugo. Nu, tai bus biški saugiau. Kas čia daugiau? Mano veidas gražus. Kevra, aš jau senas, žinokit, jau greitai būsiu 50, tais grožiais. Iki smegenį žiūrėti, nei grožiai. Ką daryti, jeigu turi mane dodosinę? Statyti ant dodosinę apsaugą. Kai kurie paslaugų tiekėjai, hosteriai tai siūlo. Kiti siūlo imti išorinius paslaugos tiekėjus. Mes kažkada savo statėmės, bet tai labai brangus malonumas. Kur geriausia DDoS nusipirkti? Nu, aš manau, iki Maxima, Rimi, imi 3 butelius alaus ir eini pas draugą kokį nors, kuris DDoS užsima, kuris tavo norą pabandys išpildyti, tai manau po 3 alaus DDoSinsi tą būdą. Taip, Šaika, žiūriu, jūs mane privertėt klausimais, neskubėkit. Aš manau, gal mes bandom po biškį best VPN provider, I don't know. But you can use an example, the same NordVPN, which is #1 in the world. Kas sukūrė Satošis, manau, bet aš čia nepažįstu asmeniškai. Ką dėdė veikėt per dienas? Miegu, jeigu išeina, o dažniausiai užsiimu ko nors. Dažnai užsiimu savo verslais. Be kibernetinio saugumo pas mane dar autoservisas, kemperių gamybos įmonė, baldų prekybos įmonė ir kai kurios kitos veiklos, kurios ne visą laiką yra rodoma. Surasti žmogų per TikToką, nemanau, kad surasi. Kol nėra kriminalinio nusikaltimo, tol nesurasi. Kriminalinis nusikaltimas rašyti pareiškimą policijai. Jo, Cloudflare to minimalaus paketo pilnai užtenka, bet vėlgi priklauso nuo to, kas vyksta. Nes jeigu labai supyksi, tai nepadės ir Cloudflare'as. Atjungs visus internetus, paslaugų tiekėjus visą. Jeigu DDoSinį pasiimi dinaminį internetą, ne visada pavyks. Taip, yra toks noras ir galimybės, bet kas aš toks? Aš beveik niekas, žinok, murkliai. Aš beveik niekas. Aitišnikas, kuris nuo 85 metų buvo piratų, hakerių, po to perėjo į baltą pusę, padeda žmonėms suprasti, kas yra kibernetinis saugumas ir padedu šiek tiek apsisaugoti. Na, kažkokį 20 su viršų metų. Saka, evangelistas, sako, tave mes melstis pradėsim. Kai kas pasakas pasakoja. Kai kas pasakoja, kad aš draugelis jau. Tai draugų neturiu, pažįstamų daug, bendrauju su visais, na, kažką pažaisim. Jo, į TikTok aš dar grįšiu, taip kad subscribinkitės, kartais visokius cirkus kviečiu, galima bus pabendrauti. Kiek reikia vodkas, kad nuhakint Kremlių, aš manau užpilti tą vodkę Kremlių su visais rusiais, bet manau, kad tiek nepadarys. Kaip Liberlandas gyvena? Blogai Liberlandas gyvena. Šaika visa persikėlė į Liberlando kaimo turizmą, kitoj upės pusėje. Liberlando kaip kaimelio su pastatais nebeliko. Policija su, kaip jie vadina, miškininkais, turbūt taip teisingai būtų. Atvažiavo su ekskavatoriais 6 ryto, viską išgriovė, išsivežė, pavogė mūsų kai kurios dalykus. Techniškai pavasarį vėl viską atstatinėsim, didinam savo flytą laivų, tai prasidėjo didesnio kiekio laivų statymas, tai ko gero gyvenamoji dalis bus kol kas ant vandens, o visi dalykai, kas yra ant žemės, tai bus labiau renginiams skirta ir nestacionariai. Kol nesutvarkysim juridinės pusės. Paduoti 8 ieškiniai skirtingose valstybėse. Nu, toliau žiūrėsim, kaip ten seksis. O, čia jau įdomesnių klausimų. Kas čia tokio? Pereinu nuo tiktokeriai. Slow down. Pereinu ant facebookinių klausimų, nežiūriu čia belė, kiek visko prirašė. Kaip nulaužti žmogų? Oi, Gintautai, tugi žinai, kad mes mokam. Lengviausias variantas nuo hipnozės pradėti. NLP-škė, hipnozė, kai kurios kitos metodikos ir visa tai padaroma.
Flipper Zero ir Crackas. Flipper Zero. Geras daiktas, neprisicirkinkit. Naudojam kitas technologijas panašiem dalykam. Imkit iškart papildomus priedus su papildomom antenom ir plokštėm, bus įdomiau šiek tiek. Ir Crackas taip, ir Crackas puikiai veikia, bet vėlgi klausimas, ką darysim. Kokius galingumus kompo turim, kiek turim slaptažodžių, bibliotekų ir panašiai. Taip, kad taip. Kas yra slapukai? Slapukai tai yra žmonės, kurie slepiasi ir miške ir stebi, kas vyksta aplinkui, jeigu šnekėti iš karinės technikos. Jeigu šnekėti apie Facebooką, online, webą ir panašiai, tai slapukais, kai kas vadina sausainėlius, aš vadinu labiau kukiais, angliškų pavadinimų. Tai yra mažas failiukas, kuris pažymi tave kaip vartotoją. Ir kitą kartą, kai tu grįši į tą pačią vietą, žinos, kad tai esi būtent tu. Kiekvieną interneto svetainę tų slapukų, sausainukų, kukių gali turėti nuo vieno keleto iki didelio kiekio. Margarita, peržiūrėk mano postus per paskutinę savaitę, žinok, tikrai aš sąrašą buvau įkėlęs. Yra visas sąrašiukas vaikų saugumui visų programėlių. Grafenas yra gerai, Vytautai, bet vėlgi, tai yra specifinė viena iš Linux OSų, reikia žiūrėti jo specifiką ir mokintis. Karoli, brūkštelk privatų dėl kontaktų arba pažiūrėk mūsų interneto svetainę, informacinis saugumas, viskas ten yra. Rebito nečiupinėjęs rankose, bet manau, kad taip, turėtų viskas važiuoti. Elektroninis balsavimas. Fuck. Šaiko, negalit kažkokių paprastesnių klausimų? Lūptelkit. Nu, žvėris baltas grįžo. Sušalo mano žvėris, sniego daug laukia. Ką aš jums galiu pasakyti? Aš kiekvieną savaitę bendrauju apie kibernetinį saugumą ir elektroninį balsavimą su tam tikrai žmonėm. Aš manau, kad elektroninis balsavimas Lietuvoje bus sekančiuose rinkimuose. Kaip testinis dalykas, gal jis bus ne rinkimų dienom, gal jis bus iš ankstiniam balsavime, gal jis bus tik tai balsavime į savivaldą, pavyzdžiui, renkant savivaldoje seniūnus, gal kai kur kažkokius kitus žmonės, bet jis bus. Mes jo sulauksim. Pasaulyje paraleliai eina kitos technologijos. Manau, sulauksim, kad Lietuvoje turėsim elektroninį balsavimą ir galimybę balsuoti ne popieriu. Manau, kad tai bus. Silva, nereikia Laberlando tiem dalykam, aš nenoriu vardinti slaptų dalykų. Yra viskas dirbama. Togi puikiai, žinai. Flipper Zero iš linksmiausių pasižaidimų yra šlagbaumo atidarinėjimas, jėgos pakabukų kopijavimas, Tesla automobilio elektros pakrovimo dangtelio atidarimas. Visą tai galima padaryti su Flipper Zero ir jo vienu iš firmvarų. Gerai, judam po biškį į TikToką, kiek čia man bus prirašę. Hard wallet'o, ne, hard wallet'o neliesiu ir ne mano tema, žinau. Ta prasme, idėjos yra geros, bet ar dar prekiauju domeinais? Apie domeinus iš paskutinių. Brangiausias parduotas domeinas lietuviškas, Meta.lt. 100 000. Ne šiemet. Prieš 1,5 metų. Naujausias Muitinė.lt. Galit pažiūrėti, kas savininkas. Labai džiaugiuosi, kad jisai pas juos atsirado. Ar mano nulaužė Instagramą? Taip. O žinot kodėl? Turbūt nežinot istorijos. Laužė visą krūvą Instagraminių influencerių ir reikėjo save pakišti tam, kad sužinot, kaip laužė. Tai kadangi aš turėjau akauntą, kuris buvo nenaudojamas, tik sukurtas ir man atrodo gal 1 ar 2 postai tik buvo, aš pasakiau, kad manęs neįmanoma nulaužti tam, kad mane nulaužtų. Mane nulaužė, aš sužinojau algoritmą, kaip buvau nulaužtas, aš atidaviau visą schemą Instagramui. Tuo momentu dar Metos nebuvo, tai buvo Facebookas. Jie užlopė tą skylę ir atėmėm tą virtualų įrankį, kurį naudojo hakeris iš Turkijos.
Ir viskas. Nes man ten buvo Mario, mes tau šiandien statysim akantą. Nelieskit, man dar 2 dienų reikia. Tai va 3 dieną po to, kai nulaužė, viską, kai sutvarkėm, užlopėm, aš atgavau akantą, o tas įrankis buvo verified Instagram akantas, kurį keldavo būsimos aukos nuotraukas visą kitą, apsimesdavo tavim, raportindavo keli šimtai userių, kad nulaužė žinomo žmogaus akantą ir apsimetė ir nurodydavo, mano atveju mane. Tada Instagramas automatiškai uždaro mano akantą. Tai va, tokias istorijos. Tai aš ir daugiau buvau nulaužtas, žinokit. Ta metodika, jeigu šnekėti apie hakeriniam temom, hakeriniais terminais, vadinasi honeypot. Tu pastatai puodinę medaus tau, kad visos muselės, visos širšės, viskas suplauktų į tą vietą. Ir tada. Taip kad, jeigu kažkas sako, kad nulaužė, aš nieko prieš, kad mane nulaužtų. Aš panašus kaip saugumo darbuotojas. Taip, privatus saugumo darbuotojas, kuris vaikšto ir kartais vagia duomenys. Aš su Nord Security nesusijęs, rimtų darbo pasiūlymų esu gavęs, bet kas yra rimti pasiūlymai? KPMG, man rimtas pasiūlymas kaip pavyzdys. Matot, aš labiau esu organizatorius ir žinantis technologijas, negu pats dedantis hands-on reikalus. Aš hands-on nedirbu. Jeigu reikia, aš galiu organizuoti komandas, eiti į turnyrus, laimėti turnyrus. Jeigu labai reikia, aš lendu. Pas mane dažniausias darbas kaip eksperto yra, kai jau kažkas įvyko. Aiškintis, kas įvyko, kaip įvyko, užšifravo duomenys, išpirkas prašo, tarti su hakeriais išsipirkti ir panašų dalykai. Ar naudojasi Tinderiu? Taip, naudojasi Tinderiu. Aš esu vienas iš Draugas LT įkūrėjų ir šiuo metu analizuoju praktiškai visus populiariausius Lietuvoje saitus susijusius su pažintim ir apsaus, nes turiu minčių grįžti vėl į datingą ir pradėti kurti naują apsą, kuris bus skirtas kitokiom įdomesnėm pažintim. Ką aš čia daugiau įdomesnį paskui. Ten visokie akantų nulaužimai, visą kitą dažniausiai yra susijęs su tuo, kad klaidą palieka pats vartotojas. Arba kažkur pasigiria. Aš nulaužiau, ateik čia, turėk. LGBT pažinčių nekursiu, labai daug konkurentų yra, neverta ten lysti, o vartotojų yra per mažai. Pažintis bus visiems, kodėl būtinai vyresniai publikai. Nusišypsot galiu, viskas tvarkoja. Tai gal jau ir viskas? Aš manau, užteks. Man reikėjo 25 minučių tik tokia šiandien. Išėjo šiek tiek daugiau. Na ką? Tai jūs man kažką gėlyčių, dar ką nors, nieko neprimėstysit. Neprimėtysit. Gerai, nemėtykit. Aš nežinau, kas tas yra, bet sakė, gėlytės mėto ir vis. Prasideda. Šaika, ačiū jums. Užteks. Netaškykit savo virtualių pinigėlių. Laisvalaikiu mėgstu keliauti, su džipu važinėti, skraidyti. Jeigu SŠZA, aš skraidau su akrobatika, su lėktuvėliu. Gali tai būti jachta, gali tai būti nardymas ir panašus dalykai. Šiaip labiausiai mėgstu miegoti, nes miego man tikrai trūksta. Tai kai kurie čia kikena, kad su manim sudėtinga, tai su manim viskas paprasta. Tai pažintis bus europinės pradžiai, o šiaip globaliai. Mano konsultacijos valanda 150 €, jeigu eina kalba apie susitartą konsultaciją. Jeigu yra kažkoks incidentas, mano valanda nuo 250–400 €. Ekspertizės teisme, kai reikia analizuoti kažkokius duomenys arba atstovauti kliento teisme, irgi maždaug 150 € valandą. Kartais nuolaidas taikau. Pavieniam klientam gali būti 1 valanda nemokama. Tai va kažkaip taip, surasit mane čia TikTok arba kažkur kitur.
Vasė, pažiūrėk streamą nuo pat pradžios. Įrašas bus. Rasi, aš pasakojau apie korteles visą kitą. Gerai apmokamų darbų? Nežinokit, gerai apmokamų darbų. Tik tai tiem, kurie turi daug žinių. Gerai, Šaika, šiandien viskas. Bandau stabdyti tą streamą, jeigu žinočiau kaip. Bet gal pavyks. Flip kamera, pause live, mutė. Nežinau kaip. Nieko tai rasiu. Radau, pačiam viršui, kairiai. Viso, tam kartui. Pasimatom 7 val. Ketvirtadienį. O paskui žiūrėsim, kaip mums čia seksis. Prisigalvokit klausimų, užsirašykit. Iki.